Kepaliukas užaugo sniegeliu. Truputį pastovėjęs išeina, ane? O čia aš, sveiki visi, pradėsim darbus. Kaip ir visi matom, pirmiausias darbas yra nusiplauti tikriausiai automobilį. Nes dėja, bet jis labai per daug gražus, gal taip galima išsireikšti. Dabar yra -7, tai šaltis netoks baisus ir 12:30. Ir taip, aš puikiai žinau, pradedu darbą vėlai, palyginus pagal save, nes tokiu metu pradėdavo apie 11. Niekas nesikeitė per tas 2 savaitės, tas nedingo, nes negali nuimti. Ten kažkas įbentraus, šitas čia atidaryta bagažinė. Gerai, pasikeitė. Mažiau ok mygtuko reikia paspausti. Va šito, ne. Kur tas ok mygtuko? Ai, šito va. Vakar truputėlį dirbau, automobilį jau vis dėlto paplausiu ir plastikus, su servetėlė. Nes jau truputėlį baisok. Per kamerą tai šis čia atrodo kaip savartynas. Tai baisiai nėra, kaip gali atrodyti. O gal? Ir beje, šiandien yra šeštadienis, kaip ir visą laiką. Aš jau plovykloj, pistoletas, varau plauti. Išbando bairį, kurį sakė, dabar jau tikrai galinį valytuvas ir ar atšils ar neatšils. Turėtų atšilt, tikiuosi, manau. Vero, ne reklama, bet skani kava. Kaip visada. Vero kafe. Jop tararai, kaip gražiai surimavau. Vero, parašykit, sutarsim gal ką nors. Nemokamas kovos 1 puodelis į savaitę visai nieko būtų. Pagalvojau, perduosiu naujienos iš savo fronto. Jau yra beveik 3 valandos ir sekasi, taip, pusė velnio. Vakare vis tiek bus geriau. Kaip gražu, pažiūrėkit, kokiais keliais tenka važinėt. Aišku, gerai, kad nuvalyta. Taip, tai čia būt negražu, baisu, bet važiuot gražu, kai sutvarkyta. Va čia mūsų lietuvėlė. Kokie vaizdai. Tik dėki Windows'ų ten tų Windows XP, neprisimenu, ten 7.5 ar kelinti vaizdo ekranas, kur žalias su kalnu tokio yra. Kažkur nuotrauka daryta. Tai va, nufotkinė ir įdedi ant ekrano. Parduodi už milijardą Windows'ams, įkūrėjams. Ir gerai. Ką, ne? Ne ką prašiau negu tas vaizdas. Žalias. Žodžiu, sustojau prie čia parduotuvės. Dar nieko nevalgiau, tai varau pavalgyt. Ir namo. Prisijungsiu vakare. Sakoma, tradiciškai, norėjau jogurto. Aš vis dar neatsikratau nuo jogurto, man skanu. Ir daryk, ką tu nori. Nusipirkau surelį. Ir čia parduotuvėje nusipirkau bandelių svogūnam kažkaip pabandyti. Ir čia parduotuvėje visą laiką būna kažko įdomesnio. Pas mus kaime, tai vis pasižiūrau, užsuku įmantresnio kažko nusipirkti, ko kitur nėra. Po mėgelio bandau pajungti aparatą. Ir nežinau, kodėl namie viskas veikia, lazeriai pasijungia, čia mygtukas per nuotolį, įsijungia šitas ir tada viskas veikia. Bandau pajungti šitą vien tik į mašiną ir vien įjungus, veikia. Ir, jis jau mirė, viskas jau nebežiba. Kodėl? Dar necypsėjo, prieš tai cypsėjo. Palaukit. Čia išimam, įdedam, įjungiam, žiba. Ir va, ir viskas. Tik kas kaltas? Kame problemos? Nesuprantu. Akumuliatorius tai pasilpnas. Taigi užkurtas automobilis. Nežinau. Čia lygtais viskas gerai. Raudona, juoda. Nežinau, ar matysis. Čia mano sekantis projektas, kurį reikės padaryti. Atnaujinti, kad važiuotų. Važiuos į Retronil dirbtuvės. Tikiuosi.
Iš kito projekto akumuliatorių išsitraukiau. Iš dar vieno ir šitas buvo naudojamas. Čia yra naujas. Pabandysiu apkeisti, sutvarkyti. Gal tiesiog šitas grybą pjauna. Naujas. Senas veikia, pažiūrėsiu. Taip, naujausios naujienos žiba, viskas veikia, bet tiesiai nuo akumuliatoriaus. Jungiau, reikės pabandyti šitą tiesiai nuo akumuliatoriaus. Ir va, paspaudė off, išsijungia. Paspaudė on, įsijungia. Magija, magija. Tai varau namo, dar pabandysiu šito tiesiogiai į akumuliatorių pajungti ir pastatyti į bagažinę. Pajungiau šitą tiesiai nuo akumuliatoriaus, vis tik cypia. Ir nežinau kodėl. O šitas, jis yra silpnesnis negu šitas. Ai, čia 12 voltų, iš 12 į... O čia... Ne, bet ir čia iš 12 turėtų būti. Nu, žodžiu, kažkokia nesąmonė. Naudosiu šitą. Reikės pirkti iš vieno žmogaus. Kažką pasidariau. Minimaliai įjungiam. O... Nu, per kamerą netrodo, kad šviestų. Palauk. Štai ir šviečia. Žodžiu, išbandysim, pažiūrėsim. Nes dar netėjo rutuliukai ten tokie, tai praeitą vaizdą įrašą parodžiu kokie. Tai kai užbaigsiu, bus įdomus tikrai projektėlis. Pasilinksminimui su žmonėmis. Nu va, šitą va, kur matot, kur šviečia. Parodžiu tik 2 žmonėm. Įsisodinau pažįstamą, sakote, kad jau siuntė, sako, jau Facebookas plinta. Nu jo, sakau. Užtenka vienam žmogui ir viso, kas darosi. Bet už tai gera atmosfera. Paliktos ausinės. Radinys pirmas. Ar tai geras, ar nežinau, bet aš prisimenu, kur važiavau žmogų, kurio galimai ausinės paliktos. Maršal. Reikės paskambyti, atiduoti. Negaliu pajungti šito tiesiogiai, nes nėra pas mane gale. Nėra gale pas mane perikurkės. Inverterio negaliu pajungti. Tai nežinau, minčių daug. Lazeris veikia, išsikrojo akumuliatorius, pasikrausiu ir toliau. Dirbsim, džiaugsimės gyvenimu. O visa kita iki tobulinimo dar yra ką veikti. Tai va, visumoj užsakymų yra. Dabar jau apmažėjo, dabar yra pusė 12 ir uždirbta apie 100 eurų. Tai tikrai virš 100. Nu dabar prie kompiuterio. Ir per šeštadienį uždirbau 125 eurus beveik. Ir naktį iki 1 valandos uždirbau 12 eurų ir 50 centų beveik. Per savaitę uždirbta 377 irgi beveik eurai. Šeštadienį pradirbta 8 valandos ir 24 minutės. Nu ir sekmadienį, nu gerai, 37 minutės. Per visą savaitę 30 valandų ir 48 minutės. Tokios naujienos iš manęs ir varau miegot. Tai ačiū, kas buvote, ačiū, kad žiūrėjote ir iki sekančio karto.